Labas rytas, dabar yra 7:44, keliausi šiandien prieš 5, važiavomės 2,5 valandos ir esam kažkur tai, kur esam, nežinau, gavau koordinatės, tiesiog važiavau kažkur prie Kryžkalnio, Raudgiris. Čia nežinau, kas tai yra, bet mapsas rodo, kad mes esame Raudgiri. Tai šiandien bus medžioklė su varovais. Lauke yra, rodo, feels like -3, yra 2 laipsniai, pakankamai šalta, malonu, bet kas džiugina, tai kad vakar rodė lietaus, šiandien neberodo lietaus. Ką žinau, reikia rengtis, skubėti, nes sakė 8:30 ir 8:30 išjudam. Neatsiminsi visų vėliau, tik tave gali atsiminti, žinai. Dabar pakviesiu užeiti mūsų medžioklį namelį. Šiaip labai esu buvęs jau šiek tiek tų medžioklės namelių, namų, nežinau, susirinkimo vietų. Ir čia turbūt tokia viena linksmiausių, jaukiausių ir šilčiausių. Jo, labai šilta. Gavom bandelių, sultinio. Ir taip čia labai linksma. Gal net ir nenorėčiau iš čia niekur ir važiuoti jokią medžioklę. Gal labas rytas ar laba diena, čia kaip dabar jau reikėtų? Dar rytas, labas rytas. Nežinau, jūs gal prisistatykite ir papasakokite, kur mes čia esam ir kas mūsų šiandien laukia. Visada sakau, esam Kražių apylinkėse, nes Kražiai tai yra istorinis miestelis, apie kurį būtų galima kalbėti turbūt nuo ryto iki vakaro, kiek čia yra tie Kražiai matę visą ko. Ir aplink tose apylinkėse mes ir medžiojame. Miškas vadinasi Raudgirio, kuriame vyksta medžioklės, ir būrelis mūsų irgi to pačiu pavadinimu Raudgirio vadinasi. Tai, o kas šiandien per medžioklę bus? Šiandien bus 25-26 metų medžioklės sezono su varovais atidarymas. Vėluotai mes jį pradedam, bet geriau vėliau negu niekada, nes jau lapai yra nukritę, šernų populiacija pas mūsų mažėjusi, todėl gal dėl to mes nelabai stengiamės anksti pradėti. Tai medžioklė su varovais. O mes čia atvažiavę girdėjom labai tokią rimtą taisyklę apie vėlavimą. Ta taisyklė labai yra veikianti. Pas mus yra nuo seno, kad vėluojantis asmuo atvažiuoti į medžioklę už vieną pavėluotą minutę susimoka 5 eurų mokestį. Tai būna ir gan solidžių sumų, kuries tenka, manau, kad šiandien irgi, kaip suprantu, reikės dalį tą vėlavimo mokestį susimokėti, taip kad padeda. Nes aš žiūriu, kad be 5-8 visi jau tikrai taip suvažiavo. Jinai yra dėl to, kad į medžioklę su varovais susirenka tikrai gausus būrys medžiotojų, tai būna ir 20, ir 30 medžiotojų. Ir kada vienas ar 2 medžiotojai, kaip sakant, vėluoja, o vėluoja dažniausias pasakymas būna, atsiprašau, pramigau, tai gerai, dabar dar nešalta, bet kada būna žiema, -10, -20 laipsnių šalčio, ir prie šito šalčio reikia 30 žmonių, medžiotojų, laukti 2, yra labai negražu, nesolidu. Tai va dėl to tas mokestis ir yra įvistas, o daugiausiai turbūt yra sumokėję 100 eurų. O. Medžiokliai. Tai dabar prasidės pirmas varimas. Mes dabar esam vedami medžioklės vadovo ant pagrindinės medžiotojų linijos.
Medžioklės vadovas visus sustato, parodo šaudymo kryptį ir tada jau laukiam, kada prasidės varymas. Mūsų šaudymo trajektorija yra nuo kito medžiotojo 30 laipsnių kampą aš turiu išlaikyti, kad žodžiu, nežaučiau į taip, nežaučiau, nes jau gali kur rekušėtuoti. Tai 30 laipsnių čia ir 30 laipsnių čia, kadangi kitas medžiotas irgi stovi tiesiai, bet jeigu jis stovėtų, nežinau, kaip pavyzdys, jo, jau flangė ten, jo, flanginėje linijoje, tai tada aš jau galėčiau žauti tik tai tiesiai, čia jau nebe, tada jau taip galiu ir taip. Ir atgal galima, bet principu. O dabar žiūrėk. Ir aišku, kai varovai ateina, jau girdi, kad jų varovai netoli, tai jau į priekį irgi nebegali šauti. Nežinai. Jeigu girdi juos, tada nebegali. Na, jau maždaug jo turi jaust, kur yra, kad žinai, būtų. Man dabar klausimas, žiūrėk, čia vien krūmai ir medžiai, bet šitas atstumas nelabai pakreips turbūt kulkos trajektoriją iš esmės. Jeigu tu pataikysi medį, tai faktas, kad jau kulka nepasieks to žvėries. Kas prie krūmus? Yra, žinok, žiūrint, koks šovinys, bet ir kokie tie krūmai, žinai, jeigu ten tikrai krūmelį šakelės, tai nelabai, žinai, sako, žinai, jeigu akis mato, tai ir kulkaras, bet, reiktų laikytis to saugumą, dėl ko yra prieš medžioklę su varovais medžiotojų klubų nariai turi atlikti didelį darbą. Tai yra prasikirsti spindžius, aišku, su miškininkų leidimu, kad būtų geras matomumas, kad nebūtų uždengti, būtent ta šaudymo tavo vieta nebūtų uždengta jo krūmais. Tai retai kas taip daro, bet reiktų tai padaryti, nes vis dėlto saugumas turėtų būti pirmoje vietoje. O kai tu šausi per krūmus, vis tiek yra tikimybė didesnė, kad kulka rekušėtos ir kažkur nueis ne ten. Papasakok apie tos numeriukus ir jų traukimą. Matom traukiamas. Kokia yra paskirtis ir tikslas? Tai, kaip tikriausiai pats Viliau žinai, tai medžiokliai, kada tu esi medžiokliai ant, kaip čia pasakyti, medžiokliai, tai ten reikia daug tavo kaip medžiotojo įgūdžių ir trupučio sėkmės, o medžiokliai su varovais reikia labai daug sėkmės. Tai vienas iš tų sėkmės faktorių, kaip tu šiandien ryte atsikėlė, ar iš tos kojos išlipai iš lovos, ar pavėlavai, ar nepavėlavai, ar palikai šovinius namuose, ar nepalikai, žodžiu, ar sugrįžai, ar nesugrįžai. Daug tokių visokių, kaip sakant, medžiotojų humoras, žinai. Bet tai viena iš tos sėkmės dalių yra, kokį tu numeriuką ištrauksit. Nes miške žvėrių takų yra daug, bet kur žvėris būtent tą dieną varomi išeis, tai čia yra sėkmės dalykas. Saugumas. Vat, pavyzdžiui, matau, atbėga į mus. Ką tada man? Tu, kaip mano šiandien lydintis asmuo, tai visą varymą turėsi stovėti būtent man už nugaros. Čia yra saugiausia pozicija, nes kad ir man netrukdytum, jeigu, tarkim, būtų šūvis, ne, aš galėčiau atlikti šūvį, tai jeigu man, pavyzdys, sustovi čia, ne, man iš dešinės ir man išbėga čia. Aš jau, žinai, turiu tave maždaug taip traukti, tai kad aš turėčiau laisvę, žinai, sukiotis ir visai, tai tu turi stovėti man už nugaros, tai čia yra saugiausia pozicija. Dabar ką tau daryti, kai ateina žvėris, tu nieko, tu stovėk ir žiūrėk, filmuok, gražėkis. Į mus bėga, pavyzdžiui, piktas šernas. Girdėjau, jų yra. Aš tau jau sakiau, Viliau, kad žvėris žmonių nepuola, jeigu nelendi į jų, kaip sakant, guolį su vaikais, tai tada nieko nebus. Tai ta šernas, žinok, jeigu jisai bėgs tiesiai į mus, tai mes dėsim žingsnį į kitą pusę. Jis nebus taip, kad bėgs, mes pasitrauksim ir jis taip dėl. Ne.
Tik. O šiaip dar pagal medžioklės taisyklės, ne, mus, matai, kaip medžioklės vadovas užvedė, pastatė ir pasakė stovėti čia, tai mes pagal medžioklės taisyklės negalim pajudėti iš savo vietos, kažkur sugalvojame į ten, tai yra reglamentuota, kad galim tiesiog 5 žingsnius metrus į kairę, 5 į dešinę, tiesiog pasižiūrėti. Galbūt va čia man tarkim geresnis. 4 metrus, tai va. Norėjau. Tai žinai, jau galiu pasižiūrėti, žinai, kur tau geresnis matomumas, tai va tik tose ribose, ten 5-4 metrai. Tai va, tai čia yra labai svarbu. Tai čia mums geras dabar matomumas, viskas čia gerai? Jo, mes, kaip sakant, matysim, žinai, ar pavyks. Gavom gerą vietą, taip? Daug sumedžiosim. Ne, nepasakysiu. Nepasakyčiau, kad mes daug sumedžiosim, bet gal kažkas išeis, mes per garsiai užšnekam iš tikrųjų. Ir dabar, jeigu ką dar yra, neprasidės varimas, nes varimo pradžia ir pabaiga yra signalizuojama medžioklės rago gausmu. Ir jis girdisi čia? Mes išgirsim, taip, išgirsim medžioklės ragą, kai jisai nuskambės. Tada yra prasidėjęs varimas, mes užsitaisom šovinius jau, žodžiu, ir viskas. Ja. O kada nuskambės varimo pabaigos signalas, mes jau griežtai negalim, žodžiu, jokių... Ginklas ištaisomas? Taip, jokių šūvių atlikti, stovim ir laukiam, kol mus ateis pasiimti medžioklės vadovas. Viskas pradžia. Jo. Ir tada pradžia ir iškart prasideda varimas. Jo, jie pradeda varyti, varovai pradeda jau eiti ir šūkauti, bet mes dabar jau greičiausiai dar negirdėsim. Tai va, šiaip labai norėčiau lapę, jeigu lapė išeitų, lapės medžiu. Rimtai? Jo, nes fainai. Lapė. Plėšrūnus yra labai svarbu medžioti. Svarbu šiaip. Labai reguliuoti plėšrūnų populiaciją, nes ir paukščių dėtis sunaikina, ir pilkuosius kiškius labai naikina lapės, kaip plėšrūnai yra. Ir aišku, į vietinių ūkininkų ištas įsisuka. Girdi, traška kažkas. Atbėga. Troškas. Dabar tu stok jau. Traukis. Kažkas traška. Va, parbėga. Kas parbėga? Matei. Šernai. Tiesiai iš dešinės. Filmuok. Filmuoju, mačiau. Vėl atbėgo šernai. O. Bet neskuba labai. Gal čia išbėgs? Tubu. Iš dešinės bėgs. Ne, nebėgs. Du šernai buvo, nufilmavau vis. Sustoja. Stoja, žiūri. Ir gali, jeigu ką, stebėti, kurią pusę suksis už nugaros, o čia už kampo. Jau 2 šūviai buvo. Girdi, šuko 3. Gali būt, kad elniai ten dar išbėga. Elniai labiau lauką bėga, ne? Jo. Žiūrėk, matai, jau kažką jie. Jau kažką žiūrėk. Gali būt, žino, kad lapė, nes lapės dažnai mėgsta prabėgti pro daug medžiotojų, jie visi paleidžia šūvius, bet kaip bėga, taip nubėga. Tai netikėta, šernai nubėgo ir po pusės minutės šuo. Ir jisai ten, ir dabar į viršų bėga, tai ten, kur šernai, jie ten pastovėjo ir viršų. Jisai grinai vėjasi jau tos šernus, tai tokia yra medžioklinio šuns ir esmė, kaip ir su varovais, tai varovai vėja, bet šunis jie vis tiek yra greitesni, jie turi uoslę, jo, ir jie tada jau grinai jau varo. Ar tikimybė, kad jau kažkas ateis, ar jau viskas jau per arti varovai? Dabar jau, kadangi šuo mums išbėga, tai jau faktas, kad varovai yra netoli, bet visada gali išbėgti, nėra taip, kad jau tau kažkas gali nebeišbėgti, kad ir varovai bus praėję, visada žvėris gali mesti
biškiai, nu, čia toks mūsų vieta, tokia lapių vieta, bet va matai, kiek šernų bėga. Jau galim pakviesti, kad jis nebe. Jis tai jau išeis. Ir tada išeina į čia ir viskas baigėsi. Kaip pataikė išeit? Kaip sekės? Tu mums šernus išvarei. Kaip? Šernus išvarei. Tai ką tu galvoji? Iš tikrųjų labai girdėjęs jie. Ir smarvė ta buvo šernų tokia. Ir jų čia nemažai buvo, iš pradžių 2, tik ateis 2 ir padarė. Gera. Nai. Nebuvo šlapia? Nai. Nu dabar dar kol visi stelk dabar irgi už galo ir stovėk. Mes dar laukiam, mažukas išeis. Loreta kaip tik turi nuspėti. Tai kažkaip atsidūrė už manęs. Žiūrėk, šunelį parbėga irgi. Šunį. Bet irgi į tą pusę, kur šernai pabėgo. Tai įsiginklo viskas. Nu, bet dabar dar turėsim išgirsti varimo pabaigos signalą. Bet jau vis tiek, kai turbūt daug aplinkų žmonių jau geriau ištaisyti. Jo, jau baigėsi varimas vis tiek, tai kaip čia Ar varėta pasakyti. pareina, visi pareina. Nu, nežinau, mes čia 20 melničių išvarėm pas jūs, tai Ar rimtai? Mes tik šernus matėm. Nes aš jau galvojau, gal jau jos taip ir šernai irgi bandom. Tai kągi, įvyko pirmas varimas. Kolegas į ratas, biškai didės. Žinoma, rezultatų biški tikėjomės kažkokių tai įdomesnių, kad sumedžiosim elnę, kad sumedžiosim stirną, bet plėšrūnų medžioklė tai irgi yra labai gera medžioklė. Kuo mes daugiau sumedžiosim plėšrūnų, tuo mes daugiau turėsim kiškių, tuo mes daugiau turėsim stirniukų. Tai šitam varime buvo, negaliu pasakyti tiksliai, bet manau apie 10 šūvių ir buvo sumedžiotos 3 lapės ir, kaip suprantu, dar 2 spėjo išnešti kailį sveikos. Šernų, kaip nekeista, girdėjau kalbų, kad matė netgi 2 bandas ir spėjo nufilmuoti. Tai, kaip ir ryte minėjau, jau pradeda jie sugrįžinėti į savo tėvynę. Tai tikėkime, kad sekančiais metais jau ir pradėsim juos ir medžioti. Tai noriu pasveikinti, autorius bus Paulius. Medžiokliai valio. Mes dabar būsim varovais, tai einam į vieną didelį busą, visi susėsim. Labai įdomus užsiėmimas, vaikščioti mišku ir šūkauti. Čia dabar susišauksim visi.